Artėja vienas gražiausių švenčių, tai yra Šventos Kalėdos ir kartu jau tradicija tapusi išsipildymo akcija. Gal galėtumėt papasakoti, kaip gimė ši graži idėja? Jo, prieš 7 metus. Iš tikrųjų, tai gal net ir seniau, taip sakant, pati idėja. Bet manau, kad jeigu jau taip kalbėti apie pagalbą vaikų globos namų vaikams gyvenantiems ir vaikams apskritai, nebūtinai globos namuose gyvenantiems, bet vaikams, kuriems reikia pagalbos, tai turbūt, kad ta idėja sena kaip pasaulis. Tai va, tai čia nieko kažko tokio ypatingai originalaus nėra. Tiesiog iš tiesų 7 metus jau tęsiasi akcija ir tai, kaip aš jau čia šiemet susiskaičiavau, kad jau pirmokai išėjo į mokyklą. Akcijos pirmokai, taip sakant, vaikai, kurie užaugo jau su akcija. Tai va, tai iš tikrųjų prabėgo jau taip nemažai laiko ir galima beveik jau sakyti, kad tai yra tam tikra tradicija. Ir tai yra be galo gražu, čia yra labai svarbu. Nes tradicijos jos būna visokios, bet čia yra graži tradicija. Ką jums asmeniškai reiškia ši akcija? Labai daug. Labai didelį įsipareigojimą tokį, labai svarbu ir kartais būtų paprasčiau iš tiesų neturėti tokių įsipareigojimų, tiesiog gyventi savo gyvenimą, tyliai, ramiai, kukliai ir neturėti tokios atsakomybės, bet kita vertus aš jau nebelabai galiu rinktis, todėl kad kiekvieną kartą, kai aš pagalvoju apie tą problemą, visą laiką galvoju, kad tu renkiesi, kaip tu gyvenime elgiesi. Ir čia šiuo atveju yra toks mano pasirinkimas ir mane ta problema pasirinko ir paskui ir galų gale ir dabar aš jaučiuosi įsipareigojusi. Ir kartais pagalvoju, kartais atrodo, kad tai tokia didelė problema ir lyg ir rankos kartais krinta, kartais galvoju, neturiu aš tokios teisės, kol yra tokių vaikų. Tai va, tai tokia įsipareigojimas, didelis įsipareigojimas. Kaip manote, ko reikia žmogui, kad padėtų vaikui nuskriaustam likimui? Ar jisai turi kažkokių specifinių bruožų turėti, ar jisai turi galbūt, nežinau, pinigų turėti ar kažko tai? Aš suprantu, kad jūs žinote atsakymą iš jūsų klausimo iš tiesų ir suprantu, kad jūs, aš beveik jaučiu, ką jūs norite iš manęs išgirsti ir jūs tą iš tikrųjų išgirsite. Nereikia pinigų turėti ir žmogus tiesiog turi būti humanoidas. Mat ir viskas. Ir turbūt pagrindinis dalykas, aš sakykim, pradėsiu nuo to, kad dabar visiškai neseniai iki parduotuvėje praeidama mačiau, kad renkami maisto produktai alkstantiems, nepritekliuje gyvenantiems žmonėms. Aš nupirkau, todėl kad aš palaikau kiekvieną akciją. Ir aš manau, kad konkurencijos šitoje vietoje būti negali. Ir kada aš išgirstu kažkokias diskusijas, kad vienos arba kitos akcijos nereikia, tai aš visai ką galvoju, kokie žmonės svarsto tokius dalykus. Aš palaikau visas akcijas, kurios tik tai vyksta Lietuvoje, kuriomis norima pagelbėti žmonėms dėl pačių įvairiausių problemų. Vėžių sergantiems vaikams, ne vaikams, seneliams, pranciškonai organizuoja. Aš visada, kuo aš galiu, prisidedu. Visada. Ir visada labai džiaugiuosi, kad galiu tai padaryti. Todėl manau, kad iš tikrųjų mes visi po trupučiuką. Jeigu galvot, kad jeigu aš negaliu ten nupirkti sunkvežimio su maisto produktais, vadinasi, net neverta pradėti, tai yra klaida. Todėl, kad tie 2 litai, sakykime, mūsų išsipildymo akcijoje, kuriuos galima paaukoti, surinkus 1890 ir įrašus žodį vaikams, tai yra pagrindiniai pinigai, kuriuos mes surinkame. Kad studentai tuos 2 litus gali paaukoti ir čia yra toks labiau įsipareigojimas, negu kad iš tikrųjų, sakykime, tikrai įsivaizdavimas, kad galbūt tu nuversi kalnus, bet tu tarsi prisidedi, o prisidėti yra labai svarbu. Todėl studentai tikrai tai gali padaryti ir be abejo, gerbdama studentus ir galimybę pasirinkti, galiu pasakyti visus aukojimo numerius. Tai 1890 auka 2 litai, 1891 auka 5 litai ir 1892 auka 10 litų turtingiems studentams.